Prie Vilkiškių dvaro jau keletą metų šurmuliuoja bagažinių mugė. Iniciatyva kilo gan senai. Vietinė bendruomenė čia rinkosi iš savo mašinų, būtent iš bagažinių, prekiavo arba dalinosi tuom, ką užaugino šioj žemėj. Tačiau, kai jau centras pradėjo veikti, bendruomenė kreipėsi pas mus ir dabar kartu su Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centru mes toj vietoje jau trečius metus organizuojam bendrai bagažinių mugę. Smagu, kad mugėje dalyvavo ir Šalčininkų Moniuškos menų mokyklos mokiniai. Jie mums puikiai ir pagrojo, tai sukuria tokią romantišką ir smagią atmosferą. Mes viską, ką darom gyvenime, yra reikalinga pirmiausia mums patiems, o po to bendruomenė. O pats pagrindinis, jeigu apie mugę šnekant, tikslas tai paakinti, pakviesti šito krašto žmonės, auginti maistą savo ir savo artimui ir auginti sveikai. Ir tiem žmonėms irgi pasakyti, kad jūs auginkit daugiau, auginkit be trąšų, be pesticidų, jūs būsit sveiki, mes būsim sveiki.